štai atvykom į Rosy desertas. Jūs pažiūrėkit, kokie čia grožiai, meno kūriniai. Bet koks minkštas, koks kremingas. Wow. Tirpsta burnoj, tirpsta žodžių, nebeturiu ką pasakyti, nes labai skanu. Labai daug prisižiūrėjau, daug prisiklausiau, labai skanu visi pasakoja. Labai smagu, kad atvykot, nusprendėte paragauti mūsų desertus. Tai yra natūralūs desertai, tai yra mano šeimos, mano mamos desertinė. Viskas gaminama kaip savo. Pradėjome nuo Napoleono. Tai yra mano mamos galvutės receptas. Buvo tokia Bronė Žaliakalnė Kauno rajone, kuris skaniausius Napoleonus kepdavo. Tai ten yra mano promočiutė. Tai Napoleonas Litvinoje atrodo štai taip. Turime ir senovinį Napoleoną ir šokoladį. Napoleonas yra toksai tortas. Geriausia valgyti sekančią dieną ir dar galite valgyti laisvai visą savaitę, nes kuo daugiau Napoleonas pastovi, tuo jis yra skanesnis. Mineralaus skonio čystyką nekeptą, apačioje yra kataisų tešla, pistacijų pasta, tuomet maskarponės ir jurkmėlės kremas suteikia labai švelnumo ir viršui šokoladas. Pistacijos. Kremas skanu. Paragausim eklerus su plikytu kremu. Kremas švelnus, nėra žodžių. Labai gerai. Tik tirpsta burnoj.